Tęsime seriją apie Express LRS ryšį ir šiandieną mes šnekėsime konkrečiai tik tai apie Express LRS konfiguratorių. Parodysiu, kaip su juo dirbti, kaip galima geriau organizuotis darbą. Žmonėm tie, kurie turi vieną droną ir vieną pultą, tiesiog nori skraidyti ir tiek, ta prasme, čia tas konfiguratorius nėra būtinas, visą tai galima pakankamai visus nustatymus Express LRS daryti ir per Web UI. Ten prisijungus 10.0.0.1 per tą access pointą, arba jeigu reikia praflashinti, naudoti paprasčiausiai web flasherį ir tiek. Bet jeigu turite daugiau dronų, užsiimate jų konstravimu ir daugiau pultų, tiesiog Express LRS konfiguratorius leidžia, biškį tai tvarkingiau daryti ir jūs pamatysite šitam video, kaip su juo dirbti konkrečiai. Tai mes dabar tiesiog prisijungsime prie kompiuterio ir pirmą mes nusidownloadinsim Express LRS konfiguratorių ir CP210 driverį, kurio reikia iš principo, jeigu norite flashinti Betaflight pass-through būdu imtuvus arba HTX pass-through būdu siųstuvus. Kaip visada, pirmą einame į expresslrs.org puslapį. Ir čia yra kaip tik download configurator linkas čionai, spaudžiam jį. Atsidarėme ir čia mus nuves į GitHub website, ten, kur visi kodai gyvena, ten, kur programuotojai dirba su juo ir taip toliau. Ir va čia yra viršutinė parašyta latest, paskutinė Express LRS konfiguratoriaus versija ir mums reikės jį nusidownloadinti. Einame apačioj. Ir čia parašyta, ko jums reikia. Žmonės, kurie naudojasi Windows programa, jums reikės šitą failą nusidownloadinti, kuris yra, man atrodo, jisai čia va. O aš, kadangi su Macu dirbu, tai mano. Ir čia yra dar tam tikros pastabos, ko reikia instaliuojant, galim greit pasižiūrėti. Kartais būna ten sunkumų, iš karto ta programa neatsidaro ir čia parašyta, ką reikia padaryti. Iš principo reikės paspaudyti control mygtuką, jį laikyti, spaudžiant open, kad galėtumėte daryti programą, jūs pamatysit patys. Tai jeigu norit, galite šitas pastabas pasiskaityti, ko reikia downloadintis su Macu. Apple kompiuteriais, tai mes pasirinkam mūsų Express LRS 1.7.7 DMG failą. Mes spaudžiam jį. Jisai čia nusidownloadina tuoj. Jis atsidarė, galim spaust. Ir čia Mac'e viskas pakankamai paprasta. Mes jį nusitraukiam į mūsų application. Jisai iššoka. Uždarome. Einame į mūsų Finderį, Applications ir pas mus Express LRS čia. Aš jį dažnai nusitempiu iš karto į doką, čia prie visų savo dažniausiai naudojamų programų, aš čia įsistatau, toksai kaip shortcutas yra, bet galite ir per čia atsidarinėti. Bet dabar žiūrėkit, kas bus, kai mes pabandysim pirmą kartą jį atidarytis, Mac kompiuteriu, nurodo, kad jo net pažįsta, nes jisai neverifikuotas. Tai jūs galite uždaryti, nedarykite move į trash ir dabar žiūrėkite, atsistokite čionai ant konfiguratoriaus, paimkite, paspauskite control mygtuką ir spauskite vėl ant šitos ikonas ir spauskite open, pakol laikote nuspaudę control mygtuką. Atsidarys toks biškai kitoks langas ir čia spaudžiam open ir dabar jį atidarys. Ir užtenka vieną kartą tai padaryti, jo ateityje daugiau jūsų neverstint spausti jokių control mygtukų, nieko. Ir to jis atsidarys. Mes per tą laiką galime, nusidownloadinti CP210 driverį. Ir čia tiesiog įveskite CP210 driver ir čia tiesiog išlysim šitas linkas. Aš įdėsiu į video aprašymą. Čia yra Silicon Labs websaitas. Būtent įveskite CP210, nes ten jie turi daug, čia mūsų konfiguratorius atsidarinė, grįžtam atgal. Tiesiog spauskite šitą linką, šitą linką aš įdėsiu, spaudžiat downloads, ir išmesim čia šitus driverius. Windows naudokite šitą viršutinę, aš kiek suprantu, nes jisai 24 metų, o čia šitie 3 apatiniai yra 20, tai aš manau, jums naujausia. Aš visą laiką naudoju šitą, spaudžiu šitą, čia viskas pakankamai paprasta, jisai vėl nusidownloadina, aš čia atidarau, jis čia atsidarė, galima jį atidaryti,
Va, atidarė. Vėlgi spaudžiam open, spaudžiam continue, čia sutinkam su viskuo. Toliau, čia prašys mano jau pasvordą dabar. Vėl. Darom close. Ir iš principo čia daugiau nieko daryti nereikia. Nu va. Jisai pas mus yra, atsidarė čionai ir tiesiog tu gal būna, jisai pas mus kažkur tai matyti. Yra gal pas mus applications'ose. Jo, jisai čia va sėdi, ta prasme, nieko daugiau daryti nereikia. Galim uždaryti čionai. Tai uždaryti ir va, galim eiti vėl prie konfiguratorius, va, mes prie jo esame dabar ir dabar jau mes pradėsime dirbti su mūsų pultais ir dronais. Na ir pirmas pavyzdys bus, mes va praflešinsim mūsų vidinį ILRS siųstuvą, mano tiek 16 pulto, PES turbūt 2, jisai dabar jau yra naujausiai versijai, dabar jie turi yra ILS 355, va galime greitai patikrinti, o matote. Čia mes ją praflešinsim HTX PES turbūt 2. Turėkite omeny, kad jums reikės va šito va kabelio, kaip visada sakiau, yra problema, kad būtų AUSB, jeigu pas jūs USB, perėjimo šito. Tik tai kažkodėl šitas pultas reaguoja. Mes jį praflešinsim į senesnę versiją, HTX PES turbūt 2, ir tam reikia būtent šito kabelio, kad jūs turėtumėte originalų, kuris atėjo su pultu, ir kad būtų driveris, tas CP20, kurį mes nusidaulonom kartu su konfiguratorium. Tai va galime išeiti. Einame mes prie kompiuterio, prijungiam visada, jungiam USB, atsiras šitas langas, pasirinkam serial, šitas yra allow langas, ir čia mes dabar pasirinkam senesnį, nes jisai iš principo jau yra 355, mes galim pasirinkti va senesnę versiją, įsim 354, mūsų kategorija prietaiso yra Radio Master 2.4. Radio Master be nieko naudojama tik tai dual tiem siųstuvam ir imtuvam. Tai va, mes pasirinkam 2.4. Mūsų devices yra tiek 16 internal, vidinis siųstuvas, pasirinkam jį. Va, jums duoda iš karto opcija HTX PES, kam reikia galit nusidownloadinti Lua skriptą, kaip visada, kaip matot, čia tas pats kaip Flasheryje. Va, ir čia dabar jūs galite susirašyti viską, ką jam, ta prasme, čia bus jūsų bendri nustatymai, kurie išliks, kaip bet kokius kitokius prietaisus kažkada ateityje flashinsit. Tai va, jeigu jūs Europoje, jūs turit pasižymėti šitą, aš kadangi standartinis, čia iš principo jokio skirtumo nėra, čia 2.4 GHz, čia galit ir jūs Europai tą, aš manau, nusistatyti, bet šiaip oficialiai Europoje turi būti listen before transmitting šitas protokolas, domeinas tipo įvarytas. Čia mano frazė, čia nereikia nieko daryti, aš iškart įvedu savo namų tinklą, nes aš paskui parodysiu, kaip jo bus galima labai patogiai naudotis. Mano pasvordas ir dabar čia reikia mums pasižiūrėti, ar mums išmes va. Ir dabar, kaip matote, čia yra 4 šitie, mums reiktų pasirinkti USB modem OpenTX ir žiūrėsim, ar mums gausis. Čia. Okay. Pirmą kartą tai užtrunka truputį ilgiau.
Nu va, ir jeigu pamatote va tokius skaičius, reiškia viskas vyksta tvarkingai. Atsakau, tas pass-through būdu, čia 90% veikia, bet kai neveikia, tai tikrai galvos skausmas, ten priklauso kiek driveriai ir taip toliau. Tai va, dabar lyg tai viskas mum susitvarkė. Ir viskas rodo, kad pas mus success. Galime grįžti atgal. Ir dabar aš jums parodysiu vieną dalyką. Va. Dabar jis jau, kadangi užprogramuotas su mano namų tinklu, mes jį galime įvesti į Wi-Fi modą. Mes einame į mūsų sistem mygtuką. Atsiprašau, jis prijungtas pas mus. Reikia atjungti jį dabar. Atjungiam. Einam sys mygtuką, einam Express LRS. Va, jūs pamatysit, mes, kadangi perprogramuovom į 3.5.4 versiją pasikeitė ir mes dabar vėl į proflashinsim, bet dabar jau Wi-Fi būdu ir parodysiu, koks patogumas yra su konfiguratorium. Mes enable Wi-Fi, ne RX, bet čia jau mūsų šito pulto vidinės siųstuvo Wi-Fi. Mes įjungiam ir dabar jisai bandyk prisijungs prie mūsų namų tinklo. Ir dabar žiūrėkite čionai. Va, ir atsiras jums toks langas, ir jeigu nueisite žemyn, va, jūsų pultas, jūsų vidinis šito pulto siųstuvas prisijungia prie namų tinklo ir jį atrodo mūsų šitam konfiguratoriui. Čia iš karto išmeta ir IP, tą nebereikia eiti terminal window, tos ARP minus ten A įvedinėti jokių ir jisai va. Mes jeigu paspausime jį, mums iš karto langą atidaro ir va, viską parodo. Ir čia galima nustatymus pakeisti per čia, jeigu norite, čia tas mūsų web UI. Ir matote, mes ir internetu tuo pačiu metu turim ir taip toliau. Tai žiūrėkit, kame yra koks patogumas. Mes vėl grįžtame į konfiguratorių, jisai pas mus yra prisijungęs, mums iš karto ir versiją rodo, ir koks mūsų targetas yra, firmware, viskas yra čia. Ir mes jį dabar galime Wi-Fi būdu tiesiog iš pačio konfiguratoriaus proflashinti. Mes vėl pasirinkam, mes šį kartą pasirinksime naujausią vėl versiją, grįšime tą seną. Čia mūsų išliko viskas, ką mes prieš tai pasirinkę, čia mūsų radimasis 2.4 ir vidinis siųstuvas. Ir dabar mes einame į Wi-Fi. Vėl tie visi šitie nustatymai liko kaip buvo, mums nereikia iš naujo įvedinėti. Ir dabar žiūrėkite, Wi-Fi devices, jisai iš karto čia pažymėtas, jeigu matote, kad jo čia nėra, galite tiesiog spaust select. Va, ir jis atsiras jums čianai. Ir dabar žiūrėkite, yra du būdai. Galite pirmą padaryti build, kai mes kaip darėme su flasheriu, jisai pirmą sukurs failą ir, tu prasme, jisai nesudownloadinsit ir paskui prisijungsite per IP adresą, per web UI, įdėsite failą ir proflashinsit. Bet kadangi jis dabar jau prisijungęs yra prie mūsų, mes pritinklo, mes iš principo galime iš karto flashinti praktiškai taip pat, kaip su HTX pass-through būdu. Ir ta prasme, jokių mums kabelių nereikia, nieks neprijungta, tiesiog spaudžiam flash. Va, matot, jūsų pultas atsijungia nuo Wi-Fi'aus, reiškia, jisai persikraudinėja. Sakai, čia dažniausiai LED lemputė čia svarbu, kai su imtuvais, bet va, rodo success ir viskas, galime dabar grįžti. Express LRS. Ir kaip matot, 3.5.5. Ir dabar jūs nuėsime į Wi-Fi connectivity. Vėl mes įjungsime. Grįžtame čia atgal. Kiek laikais pas mums atsiras mūsų prietaisas ir viskas. Dabar, jeigu norite ten pakeisti kažkokius nustatymus, galite eiti, jums atidaro jums web UI, čia viskas ant namų tinklo. Galite pakeisti šitus nustatymus. Čia iš principo nereikia nieko keisti. Galite naują frazę vesti, jeigu norit. Galite prie mano namų tinklo prisijungti, galite prie kito tinklo prisijungti. Ir lygiai taip pat galite per čia padaryti. Jeigu būtume padarę tą build,
versiją mygtuką paspaudę, mums būtų sukūrę failą, mes tada eitume čionai, išsirinktume firmware, ten kažkokį tai failą, kuris mums nudownloadina, mes pasirinkam ir būtų mums proflešinę. Va, tai toks patogumas. Dabar bandysime daryti su UART-u. Dabar galima paimti mūsų Nomadą ir mes jį proflešinsim. Aš tai žinau, šitas kabelis kažkodėl jam neveikia. Mes galim pabandyti su šitu. Ir jį mes flešinsim UART būdu. Ir man atrodo, tas CP driveris buvo reikalingas šitam UART būdu proflešinti. Vat, mes jį pirmą įjungsime, duosim elektrą, jisai turėtų po kažkiek tai laiko, aš nežinau, kiek aš užprogramavęs, ar 10 sekundžių, ar ne. Vat, oranžinė spalva, kai smirks, reiškia, jis neprisijungęs prie jokio pulto. Ir aš buvau 10 sekundžių, man atrodo, užprogramavęs, kad Wi-Fi įsijungtų, kadangi jis neprisibindino, nieko neįvyko, jis įėjo į Wi-Fi modą. Ir žiūrėkite, jisai atsirado ir pas mus čionai, rodo RM Nomad. Jis prie mūsų namų tinklo prisijungęs, jis jau buvo anksčiau proflešintas su mano namų tinklu. Mes galime nueiti, rodo mums 355 versiją, RM Nomad, lygiai taip pat galime nueiti čia, paspaudę, pasižiūrėti, kas čia pas mus vyksta. Čia tu irgi atidaryti tą, rodo RX, mes galime flešinti irgi vėlgi per Wi-Fi būdu. Ką mes padarysime, antrą kartą. Dabar grįžtam į čia, vėl pasirenkam senesnę, nes, naujesnės už 355 nėra, aš pradedu kaip UART būdu proflešinti. Dabar jau mes pasirenkam Radio Master, be jokio skaičiaus, nes jis yra dual, jisai 2 dažnis. Čia susirandam Nomad, pasirinkam čia, ir UART Serial. Čia mums vėl viską išsaugo, aš pasirinku 915, mano FCC, čia. 915, jūs Europai pasirinkat 868. Visi šitie nustatymai kaip ir lieka, čia daugiau man nieko keis nereikia. Ir čia mes galime nueiti ir pasižiūrėti, būtų. Žiūrėkit, yra Silicon Labs ir Silicon Labs. Tai šitas kažkodėl man neveikia. Čia, man atrodo, pesarų būdu jisai kažkaip tai daugiau turi įtakos. Čia UART, USB to UART Silicon Labs. Reikia šitą patraukti. Jeigu tiksliai nežinote, galite paimti, atjungti ir jis jums prapuls. Laisvai jungsite jį, vėl allow, jisai vėl prisijungia, pasirinkite šitą ir viskas, ir dabar galima flešinti jį. Jeigu atsiranda tie skaičiai su procentai su skaičiais, reiškia viskas flešinasi normaliai. Ir vėl dabar jisai flešina ir monofrazę, ir namų tinklą, su visais nustatymais. Jisai vėl persikrovė. Ir jis iš principo turėtų po 10 Jie į Wi-Fi modą. Grįžtame atgal. Ir atsirado mūsų RM Nomad RX. Ir dabar mes jį galime vėl proflešinti lygiai taip pat Wi-Fi būdu, kaip mes flashinom. Ta prasme, jis turi elektrą gauti, kad jis būtų Wi-Fi. Čia nesvarbu, kad jis prie kompiuterio yra prijungtas, galit prijungti prie powerbanko. Svarbiausia, kad jis elektrą gauti ir jeigu jis neprisibindina, jis įeina į Wi-Fi modą, ten priklausomai per kiek laiko jūs nustatė pas mane 10 sekundžių, kad čia viskas greičiau būtų. Galime eiti į Wi-Fi, vėl tie patys visi nustatymai, mes dabar pasirinksim tą naujausią versiją. Vėl pasiliekam viskas kaip yra pas mus čionai. Ir galite daryti build, jums sukurs failą ir tada mes nueitume į jo tą Wi-Fi web UI ir per tenai galime proflešinti, arba galima paprasčiausiai paimti ir padaryti flash. Kaip darim. Aš jums parodysiu, kaip daryti su build mygtuku. Spaudžiam šitą. Jums atidarė čia temporary files, kažkur tai labai giliai, jums šitą failą sukūrė su update'u, jūs jį tiesiog į desktopą ar kur nors nusimeskite, replace, nes sen pas mane kažkoks kitoks buvo. Ir dabar mes grįžtame čionai, grįžtu atgal,
aš einu, atsidarau savo šitą WebUI, galiu eiti į update, pasiimti select. Jisai persikrauna dabar. Galime čia uždaryti viską. Grįžtame mes į savo konfiguratorių, svoje Wi-Fi modą. Ir matot, 3.5.5 versija, dabar jeigu vėl mes atidarysim, rodo 3.5.5. Bet sakau, nereikia jokius WebUI, tai pas jūs viską rodo čia naiva. Ir jūs tiesiog galėjote vėl tai praflešinti, pasirinkti select, jums visas šitas vietoj spaudžiant build, tiesiog spaudžiat flash ir praflešintų jūs, kaip iš šiandien, kaip mes darėme su TX16. Vienas dalykas įdomu, kodėl mano TX16 nesijungia prie... Tuoj mes greitai pabandysime dar vieną kartą. Mes pabandysime kažkodėl. Čia mūsų radio masteris ir mes pažiūrėsim, kodėl jis pas mus nesijungia prie namų tinklo. Gal mes jį neįvedam. Dabar žiūrėkit, kitas dalykas, kai mes prisijungiame čia prie jo Express LRS, atsiranda šitas 10 irgi, jums nereikia eiti į browserį ir tenai įvedinėti, atidarius čia 10 001. Jums čia galima įvedinėti, bet jūs galite grinai jisai čia prisijungia irgi kaip šitas, kai buvo prie namų tinklo prisijungęs naumetis. Dabar, kadangi jis prisijungęs čia tiesiai prie mano kompiuterio, išmeta 10.1.1, jums tai reikia paspausti ir jums išmeta šitą puslapį. Ir pažiūrėsim, kodėl jis nesijungia prie mano namų tinklo, mes tiesiog įvesime, gal aš buvau jo neįvedęs. Grifas. Dabar iš principo jis turėtų prisijungti. Prie mano namų tinklo. Matot, jie būdu prisijungia ir TX16 ir RAM Nomad. Jie būdu prisijungia prie mano namų tinklo. Dabar žiūrėkit, lygiai taip pat paimsime trečią pultą. Einame į System, Express LRS. Darom Wi-Fi Connectivity, Enable Wi-Fi. Ir su šitu pultu aš nesu 100% įsitikinęs, aš įvedęs, aš esu prijungęs prie namų ar ne, jeigu čia iššoks. Žiūrėkit, Ir prašau, mano yra visi 3 pultai prisijungia, visi 3 Wi-Fi mode ir jie visi rodo 3.5.5 versiją, 3.5.5, rodo targetai, kokie reikalingi, viskas. Jūs galite dabar čia nueiti, pasirinkti, sakysim, kitą Radio Master, čia pasirinksite GX 12, einate Wi-Fi, susivedat viską, ką jums reikia. Ir jūs pasirenkat savo GX12, pasirenkat Select, jisai pas jūs čia atsiranda ir viskas galit flashinti. Paimsiu, sakysim, aš dabar į 3.5.2 senesnę versiją nueisim. Per kartą patikrinsim, kad mes teisingai Select, pasidarę, pas mūsų yra, RM12, darom flash. Jisai išėjo iš Wi-Fi modo.
prasiflešino, grįžtam atgal. Visi galim vėl į Wi-Fi modą įvest. Va, atsirado mum 352, RN12 ir taip toliau. Vėl galime eiti čionai, pasirinkti 355. Pasirinkam vėlgi, kad būtų GX12. Dėl viso pikto paspauskit ir viskas, va, viskas suvis. Spaudžiam flash. Vėl jis įsijungia. Galime įt atgal, spaudžiam running. To jis prisijungs vėl prie namų tinklo. Va. Visi 3 praflešinti, 355, 355, 355. Nu ir čia dabar su pultais mes pabaigėm ir dabar padarysime su dronais lygiai tą patį. Na, kai sakiau su dronais, tai turėjau omeny su dronų imtuvais. Na ir pirmas žingsnis, kaip ir su webflasheriu ir kitais dalykais, mes pirmą patikrinsime, koks pas mus imtuvas ir tam reikia paprasčiausiai prisijungti prie drono Wi-Fi. Aš mažų dronų į namų tinklo Wi-Fi jų nevedu, nes jų tie imtuvai, jie tokie silpni, kad jie signalą tą Wi-Fi vos skleidžia, kad jis labai trukinėja. Tai aš jį dažniausiai darau nuo tą access point per 10.001 jungiantis prie jo Wi-Fi'aus, taip gaunasi geriau. Kitas dalykas, žiūrėkit visą laiką, kai dirbate o taip ypatingai su mažiukais, kur video siųstuvas jungiasi, naudokite ventiliatorių. Aš jį nenaudoju, nes tiesiog būtų labai daug triukšmo. Va, aš naudoju dažniausiai tokį. Tai va, aš jį biškį pakaitinsiu, bet pasistengsiu greitai apsisukti su tuo. Tai va, pirmas dalykas mes jis įėjo į Wi-Fi modą, matote, jis greitai mirksi. Mes pirmas dalykas prie jo prisijungsime. Va, jis atsirado. Atsidarys šitas puslapis, ir va matome beta FPV 2.4 EO. Žiūrėkit, dabar kitas dalykas, dabar, kadangi mes atsijungę nuo interneto, bet mūsų konfiguratorius yra, mūsų kompiuterį, jisai yra prisijungęs prie drono. Va, lygiai tas pats atsirado, jeigu tas pats langas neiššoka, dažnai mums reikia nueiti į browserį ir ten įvesti 10.10.1, čia to daryti nereikia. Va, matote, jis atsirado apačioje, jis yra prisijungęs beta FPV ir mums iš karto rodo ir versiją, ir koks prietaiso pavadinimas. Va, galit paspausti šitą ir atsidaryti šitas puslapis, galite įvesti frazę, visus statymus, šiandien daryti, ką norite. Va, sumažinti Wi-Fi laiką, prisijungti prie namų. Aš sakau, mažų nevedu į namų tinklą ir va čia to pačiu atsidaro puslapis, kaip jį galima praflešinti. Tai va, tai mes dabar žinome pavadinimą, nes dabar tiesiog išeiname, šiandien grįžtame į konfiguratorių ir dabar mums reikia susikurti programinę įrangą versijai. Čia dabar jau pati naujausia, bet mes ją sumažinsim, nueisime senesnę, bet kad sukurti tą, mums reikia vėl prie interneto prisijungti, mums reikia atsijungti nuo mūsų drono. Aš jį trumpam atjungsiu, kad jis nekaistų. Va, mes prisijungiam vėl prie mūsų interneto. Dabar mes tiesiog pasirinksime bet kurią, kad ir senesnę, kokią. Ir mes, dabar pirmą kartą mes praflešinsim ją Betaflight Pass-through būdu. Tai va, pasirinkam, koks mūsų prietaisas yra. Pas mus yra Beta FPV 2.4. Ir device, pas mus yra Beta FPV 2.4 all-in-one. Pasirinkam šitą. Va, ir mums duoda 3 versijas. Mes dabar padarysim Betaflight Pass-through būdu. Prijungia USB kabelį prie drono. Ir su mažiukais tai gerai veikia, nes, sakau, su radio bangom per Wi-Fi kartais prisijungia, kartais ne, jis taip šokinėja būna. UART būdu, tai aš jums parodysiu labai greitai. Va, matot, čia yra imtuvas. Ir va, yra 4 kontaktai. Čia yra RX, TX, 5 voltai ir žemė. Ir čia va, yra prietaisas, kuris jungiasi lygiai taip pat kaip USB kabelis, čia jis yra. Ir čia yra tas vadinamas Express LRS dongle.
UART dongle. Ir va čia mes juos naudojame, kaip būna šitie siųstuvai užlūžta. Ir ta prasme, ir būtent naudojant šitais kontaktais, ten reikia laikyti, paspausti, įvesti į DFU modą, reikia paspaudus mygtuką, šitą laikyti, priliesti tos kontaktus ir mes tai darysime paskutiniai dalykai, kur bus visas troubleshootingas. Bet, sakau, dėl ko mes nenaudojame UART šitą būdą, tai būtent dėl tokios visos komplikacijos. Jisai naudojamas tik tai jau, kai gelbėjimas ratas, kai jokie tokie metodai neveikia. Tai tai mes padarysim Betaflight Pass-Through, mes pasirinkome savo modelį. Ir čia mano visi, kas buvo suvesta, kai pultus flashinau, tai čia viskas tas pats, jūs irgi turit pasirinkti čia LBT Europoje, Listen Before Talk. Aš čia nevedu savo Wi-Fi'aus namų tinklą, nesakau, aš jį dažniausiai prijunginėjau tiesiai prie kompiuterio, nes taip daug geriau jisai veikia, jisai sunkiai jungiasi prie namų tinklo, nes tas imtuvėlis jis toks mažiukas, kad jisai vos tą signalą ten skleidžia. Tai mes viską čia susižymėjom, kas mums priklauso, pas mus frazė yra ir taip toliau, ir mes tiesiog jungiamės. Dabar gerai būtų šitą atidaryti, čia jūsų rodus portai, ir kai jungsim, turėtų atsirasti naujas portas. Spaudžiam Allow, ir atsirado USB modem Betaflight. Mes spaudžiame jį ir spaudžiame Flash. Pirmą kartą, kai darote, kartais būna, kad tai užtrunka truputį ilgiau, visi šitie dalykai, bet jeigu matote, skaičiai su procentais pradeda bėgti, reiškia viskas tvarkoj. Ir viskas flashinasi normaliai. Pasakyta, kad success. Galima grįžti atgal. Ir dabar galime vėl patikrinti. Galime prie pulto prijungti, nueiti į ExpressLRS Lua skriptą tenai patikrinti versiją, bet galime vėlgi prisijungti prie jo Wi-Fi tinklo. Vėlgi, jeigu čia, matot, 352 mes kurią praflashinam. Kartais matot, viso netidaro, tai galite tiesiog uždaryti ir nueiti apačion. O čia turėtų iššokti vėl tasai langas 10, bet, jis, sakau, kaip matote, jis su Wi-Fi pasibiški yra problemas. Ir kartais, kai įkaista, jisai nustoja. Jisai iššoko. Jis dabar neprisijungęs prie interneto, galime spausti jį, atsidarys pilnas langas. Ir galim patikrinti. 352. Tvarkoj. Ir dabar mes jį praflashinsim Wi-Fi būdu atgal į 355. Mes vėl jungiamės prie interneto. Aš jį atjungsiu trumpam, tegu jisai ataušta. Jo dabar nereikia. Mes prisijungiam vėl prie interneto, šitą langą galima uždaryti. Einame prie konfiguratoriaus. Ir vėl dabar mes pasirinksime vėl naujausią versiją 355, mūsų Beta FPV 2.4 Beta FPV All-in-One RX. Ir dabar renkamės Wi-Fi. Vėl čia mano visi nustatymai, kaip priklauso, čia nieko nekeiskite ir tiesiog darome build. Tiesiog mes dabar šitas konfiguratorius ištrauks failus reikalingus mūsų imtuvo versijai ir sukurs failą su programinė įranga. Jisai atidarė šitą failą, vėlgi jisai kažkur ten temporary files, kažkur ten giliai, paimkite ir jį tiesiog nusitraukite į kokį desktopą. Aš jį įsimetu dažnai, arba kokius downloads, kur nors. Pas mus failas yra, dabar mums reikia vėl prisijungti prie mūsų drono Wi-Fi'aus. Mes vėl įjungsim, jisai įeis į Wi-Fi. Po 10 sekundžių turėtų prisijungti. Čia mums jo nereikia, nes mes tik tai elektrai visą tai naudojam. Čia skirtumą nėra, nekreipti dėmesio į šitą langą. Jisai vėl į Wi-Fi įėjo. Mes prisijungėme prie mūsų kompiuteris prisijungė prie drono, matot, vėl jisai sunkiai kraunasi. Čia turėtų iššokti. Reikia grįžti atgal.
Va. Mums iššoko 10.0.0.1, va matot, jisai atsijungęs nuo interneto, tai vat mes einame čionai, einame update, darom select, mūsų desktopė, va yra firmware BIM, neunzipinkit jo, palikit kaip yra, spaudžiat open ir jisai flashinas. Tai čia yra vat panašiai ir šitas web flasheris veikia. Bet vat, pabaigęs su šitų dronu, aš jums parodysiu, vat, kame yra visas patogumas šito AirLS konfiguratoriaus. Va, viskas tvarkoj, pas mus update success. Vėl galime uždaryti. Ten vėl nueiti konfiguratorių, po kiek laiko. Va, vėl galime nueiti čia. Prisijungsime prie droną. Va, mums rodo 355, vėlgi šitą langą galim uždaryti ir va, jis atsirado čia, kadangi mes prie drono tiesiogiai prisijungę. Kai mato 10.0.0.1 numerį, reiškia, jūs prie drono, jūs interneto neturite, jūs prie drono prisijungia. Ir va, mūsų BetFPV AE1 355. Ir viskas. Tai va, sakau, čia build, pirmą susikūrėt failą, prisijungėt vėl prie drono, išeinat iš interneto ir tada flashinat. Viskas su mūsų BetFPV mažiukų dronų baigiam ir pratęsime jau su didesniais dronais ir jų imtuvais. Dabar aš jums parodysiu pavyzdį, kada yra būtent, kaip įrodymą, kad flashinti Wi-Fi iš principo yra pats geriausias būdas, ta prasme, su juo yra mažiausiai problemų. Ir tuo pačiu, ko yra labai patogus ExpressLS konfiguratorius. Va žiūrėkit, aš turiu šitą droną. Kaip prisimenate mažiuką tą mano Meteorą 7.5 BetFPV mes proflashinam su Betaflight Pass-Through būdu be jokių problemų. Bet va šitas dronas, aš su jo porą valandų čia mučinausi, nieko man nesigavo. Dabar mes tiesiog prisijungsim ir pasižiūrėsim, kokia pasiversija. Greitai. Tiesiog šitą kabelį prijungiau tik tai tam, kad elektros gautų ir mano imtuvas įsijungi, jis įėjo į Wi-Fi modą, matote žalia spalva, jisai pulsuoja. Va, atsirado mūsų access point, mes iš karto pasižiūrėsime. Jo, pas yra 352 versija, XR1 Dual Radio Master. Vat, jūs kaip prisimenate, jisai va čia irgi atsiranda pas mane, vat, galima atidaryti ir paspaudus tai atidarys man langą ir čia vat galima flashinti, daryti Wi-Fi ir taip toliau. Tai va, žiūrėkite, jis dabar pas mane yra prie namų tinklo neprisijungęs. Tai paprasčiausias, ką norėjau parodyti. Bet aš jį bandžiau praflashinti Betaflight Pass-Through būdu. Kaip visada pasirinkam 355 kategoriją. Čia pas mus Radio Master. Tai susirasime jį. Čia kadangi jis yra dviejų dažnių, ne 2.4 arba 900 atskirai, čia reikia be dažnio šitą pasirinkti ir tada jums duos visas tas dual rimtuvų ir siųstuvų versijas. Čia yra XR1, mes jį pasirinkame. Betaflight Pass-Through. Tiesa, mums reikia atsijungti nuo drono ir prisijungti prie interneto, kad internetas galėtų sukurti išsitraukti failus, kurie reikalingi. Aš ir perjungsiu greitai. Va, Betaflight Pass-Through. Čia ten ta raudona linija mašino, kad negali prie interneto prisijungti. Ir va, čia mano visi suvesti dalykai, ko reikia. Aš sakysim, Wi-Fi susivedu, kad man prasiflashintų ir naujausia versija 355. Ir kaip su BetFPV turėtų viskas gautis. Spaudžiam flash. Tralelė. Ir kaip matote, taškai, nieks nevyksta. Ir aš taip visą valandą čia taip prasimučinau ir nieko nesigavo. Tai sakau, kartais veikia, kartais ne. Gali būti, kad man reikia tiesiog spausti tą bind ar bootloaderio mygtuką ant pačio imtuvo, kai aš prijunginėjau jį.
gal dėl to portas neatsidaro, bet ta prasme, bet tai mes smulkiau šnekėsim troubleshooting'e, aš ten parodysiu dokumentaciją ir taip toliau, bet tiesiog, vargas, man reikia ištraukinėti, ten spaustą mygtuką, kažkur ieškoti, kažką daryti, vienu žodžiu. Tai aš jums parodysiu, kaip galima labai paprastai visą tai išspręsti. Mes vėl, jeigu jis pas mane nėra dar prie namų tinklo prijungta, mes prisijungėme prie drono Wi-Fi'aus. Jis arba šitą man langą atidaro, bet jeigu tas langas, pavyzdžiui, jis nesikrauna gerai, jisai pas man atsirado čia apačioj, kaip visada, atsidarau. Mes einame į Wi-Fi ir mes tiesiog prijungsime droną prie mano namų tinklo. Set new home. Mes jį neflešinam. Čia yra toks, įsivaizduokite, kaip to mūsų imtuvo toks ekranas ir mes jam galime, nustatymus padaryti. Aš tiesiog įvedu, mano namų tinklas, įvedu slaptažodį. Confirm. Ir jis dabar turi mano namų tinklo visus kredencijas ir nežinau, kaip tai vadinasi lietuviškai. Ir jis turėtų prisijungti prie mano namų tinklo. Jis atsijungia nuo savęs, prisijungia prie mano namų tinklo. Einame į konfiguratorių ir po kiek laiko turėtų čia, matot, atsirado, jis prisijungia prie mano tinklo, jis dabar jau turi tą IP adresą ir vėlgi mes jeigu paspausim, mums atidarys langą ir arba per šitą, arba, pavyzdžiui, uždarius galime vėl grįžus į konfiguratorių čia IRLS RX Local, paspausim, gausime tą patį. Esmė tiesiog ilgiau kraunas. Bet būtų visiškai tas pats. Ir dabar, ką mes padarysime, mes jį praflešinsim. 355 versiją, Radiomaster XR, Dual Band RX, bet šį kartą mes pasirinksime Wi-Fi. Čia standard palikit, čia viską palikit kaip yra, 2,4 ir čia tiesiog, jeigu jūs Europoje esate, čia 868 vietoje FCC 915. Aš čia įvedęs ir namų adresą, nors jo nebereikia, bet tegul jisai būna. Aš paliksiu 10 sekundžių, kad Wi-Fi įsijungtų, tiesiog greičiau parodyti, vis greičiau įsijungia, bet, tu prasme, normaliam gyvenime aš nedarau mažiau negu 20 sekundžių, nes jeigu per tą laiką nesusibindina su pultu, jisai automatiškai Wi-Fi išeina, reikia vėl bateriją ištraukinėti, perjunginėti ir taip toliau. Ir dabar žiūrėkite, jeigu čia, sakysim, nieko nėra, tai bet čia bus jums atsiradę šitai eilutė su jūsų IP adresu, jūsų RM 352 versija, RX, spaudžiat select, tada atsiranda jisai šitas langas, jūs esate Wi-Fi device selection, jisai yra prisijungęs ir čia nebereikia jokių build daryti. Nes mes prisijungę dabar prie interneto, jūs gali traukti failus visus iš interneto, sukurti tą programinę įrangą ir iš karto praflešinti, nes mūsų dronas prisijungęs prie to pačio tinklo, kaip ir mūsų konfiguratorius prie interneto. Mes visi prie interneto prisijungę. Spaudžiam flash. Pirmą kartą flashinas ten kartais užtrunka biškį ilgiau, kol jis ten sukuria viską ir taip toliau. Ir praktiškai čia kaip ir viskas, upload success, reikia tik palaukti, kol čia užsidegs. Lemputė jau mirksi normaliai. Ir ten matote, net Wi-Fi jau išėjo. Užsidegė žalia success, palaukite geriausiai, kad iki šitos žalios linijos, kol užsidegė ir viskas. Ir praktiškai mūsų dronas vėl prisijungia prie namų tinklo, rodo, kad Radiomaster XR1 ir pas mus jų versija nauja 355. Ir viskas, ir praktiškai visas flashinimas baigėsi. Dabar kitą dalyką dar ką galim padaryti, ką mes darėme su flasheriu, priminsiu, jeigu pirmą kartą droną prasiflashinot, visiškai naujas, įsijunkite Betaflight. Vėlgi, tu turėkite omenyje, šitas kablis buvo prijungtas tik dėl to, kad elektrą duotų, nes mano jau šitas imtuvas, jisai gali elektrą gauti vien tik nuo USB, nereikia baterijos prijunginėti, kas ne visuose dronuose būna. Atsidarome mes Betaflight'ą. Reikia gal tiesiog išjungti, nes jisai buvo prie konfiguratorius prisijungęs tikriausiai. Šoko allow. Jis prisijungia, pas mus dronas prisijungęs.
Pirmas dalykas, mes einam į portus ir pasižiūrim, va, pas mane mano imtuvas yra prilituotas prie šito kontakto. Aš jau jums padidinsiu, kad jūs matytumėt. Ir čia, va, kaip matote, yra R2T2, tai čia yra antras UARTas. Ir va tas va 4V5, reiškia, kai 4 prieš V5, tai reiškia dažniausiai, kad šitas 5 voltų kontaktas duoda elektrą vien tik nuo USB. Va, tai, ir ten dar ground mano paskutinis kontaktas. Bet va, mūsų UARTas yra R2T2. Va, nueiname, patikrinam, pas mane va, jisai Serial RX yra kaip tik čia ir įjungtas. Tada sekantis dalykas, mes einame į receiver. Mes pasižiūrime, kad pas mane čia būtų Serial via UART. Ten yra įvairių opcijų, jeigu neįjungta, ta prasme, kartais būna SPI, tie IRLS imtuvai, bet čia visai kita atskira kalba. Jeigu normalų prilituotą tokį imtuvą turite, tai pasirinkite, kad būtų Serial UART, Serial via UART, pažiūrėkite, kad būtų CRSF pas jūs protokolas, telemetrija, kad būtų įjungta, RSSI ADC, kad būtų išjungtas, neįjungtas, bet išjungtas. Ir kad būtų RSSI disabled channel. Gerai? Dabar dar vieną dalyką mes padarysime. Aš, kadangi dažniausiai su tokio dydžio dronais skraidau 250 Hz packet rate, tai va yra geras dalykas iš karto nueiti čionai į presets ir čia va galima pasirinkti kategoriją ir mums reikia RC link. Radio Control Link. Mes pasirinkam juos ir va čia yra presetai tokie geri. Ir aš kadangi ExpressLRS 250 dažniausiai naudoju prie šito drono, aš jį pasirinku. Čia yra gerai filtrams. Prasme, nes, jeigu jūs, pavyzdžiui, skraidot 150, pasirinkite tą, jeigu jūs 50, toliau norite skristi, va, čia ExpressLRS 2.4, tai 50 Hz pasirinkite tą, bet sakau, aš dažniausiai va taip, tokiam buitiniam sąlygom paskraidau, tai va 250 yra pats tas man. Aš jį va pasirinku, čia dar galime, freestyle, dažniausiai aš to naudojuosi. HD, tai jeigu turite ten tą GoPro kamerą užsidėję, galite tą uždėti, jeigu lėčiau skraidote, užsidėkit Cinematic. Va, aš dažniausiai dar pasižymė Serial Separate RX ir Single Cell Values, apie tai mes šnekėsime vėliau. Va šitus pasižymėkit ir spaudžiate pick, save and reboot. Visai persikrau. Vėl leidžiam, kad allow prisijungtų. Ne visi kompiuteriai tą allow prašo, aš tiesiog prašau, kai aš kažką prijungiu, kad manęs paklauso, ar aš noriu prisijungti ar ne. Ir žiūrėkit, ir dabar paskutinis dalykas, einame į receiver, mes patikrinsime, ar pas mus veikia mūsų visi kanalai ir mygtukai. Tam reikia mes įsijungsime radiją. Dabar jau, kaip matot, mano imtuvas įėjęs į Wi-Fi modą, tai kad man tiesiog net junginėt nieko, nors, ta prasme, frazė jau praflešinta, jeigu aš įjungsiu, jis automatiškai prisijungs prie mano drono, bet parodysiu, čia subindinti galima. Kai, ta prasme, kai yra versija Betaflight 4.5 ir jūsų ExpressLRS versija yra 3.4 arba naujesnė, tai gali, būna toks mygtukas bind, jūs galite paspausti ir jūsų žiūrėti. Šitas lemputė, dabar Wi-Fi mode, jinai įėjęs į bind mode. Matot? Tik, ir dabar prie bet kokio pulto galima praktiškai įjungti, jis pasiruošęs bindintis. Einam arba ExpressLRS Lua script, arba galima per modelio, su modelio mygtuku, čia kaip jums patogiau. Einame, spaudžiame bind. Matote, lemputė pilnai užsidegus. Ir dabar galime patikrinti, galime išeiti iš Lua skripto. Ir žiūrime į šitą ekraną.
Ir va, matote, aš judinu visus mygtukus, va, mygtukai visi veikia. Va. Tas mūsų radijas veikia normaliai. Nu va, ir iš principo čia daugiau kaip ir nieko daryti nereikia. Mes galime atsijungti. Atjungti droną. Išjungti rają. Va. Parodysiu jums dar vieną pavyzdį ir tiesiog bus toks parodymas, kaip, kad visiems Wi-Fi būdas yra toks labiausiai užtikrintas ir tuo pačiu patogus. Sakysim, aš turiu šitą droną ir pas mane prieiti prie USB yra labai sunku. Va ten, jeigu matote, USB yra dizdas, bet man čia antenų kabeliai trukdo. Korpusas toks pakankamai didelis. Tai vat parodysiu, kaip jį galima paprastai flashinti Wi-Fi būdu. Jis jau pas mane užprogramuotas jungtis tiesiogiai prie namų tinklo prieš tai. Tik jisai dabar turi senesnę programinę įrangą. Ir vat mes jį toj prijungsime prie Wi-Fi ir prijungsime prie mūsų konfiguratoriaus. Aš paprastai atjungiu savo video siųstuvus, kai jungiu bateriją prie dronų ilgesniam laikui dirbti, kad jie nekaistų. Ir čia dabar bus greičiau man įeiti į Wi-Fi per pultą. Jis dabar prisijungęs prie pulto, va, jungiam RX Wi-Fi. Jis atsijungia nuo pulto. Ir va čia, jeigu matote, žaliai, jisai va ten jau mirksi. Jisai va ten labai giliai į lemputę. Tai va, jis Wi-Fi mode. Mes einame dabar į konfiguratorių ir va matote, pačioje atsirado ganelis prie namų tinklo prisijungęs, jis iš karto prisijungia ir prie konfiguratorių su savo IP tinklu, taigi mes ir prisijungia ir prie interneto, ir prie mano drono. Nu, va, ties kartais paima ir prapuola man. Nu, va, vėl jis atsirado. Ir dabar žiūrėkit, man nereikia išsirinkinėti, ta prasme, programinės įrangos, ten, ta prasme, targetai, va, viskas yra čia surašyta, aš spaudžiu select. Ir man iš karto, va, viską čionai atrinko. Radio Master, RBTD, True Diversity RX, aš tik pasijungsiu naujesnę versiją. Va, aš pačiai naujausiai versijai. Mes pasirinkam čia select, jisai atsirado Wi-Fi devices ir mes spaudžiam flash. Nu va, ir persikrovė, aš jį vėl įmesiu į Wi-Fi modą. Va, geriausia palaukti, va, kai būna atsiranda šitą žalią liniją, success, reiškia viskas tvarkoj. Jis, kai persikrovė, jis automatiškai prie mano pulto prisijungia, nes ta frazė turi tą pačią. Mes jį vėl į Wi-Fi modą įmesim. Atsijungia nuo pultas, dabar prisidėjums prie konfiguratoriaus. Grįžtam. Ir va, jisai vėl pas mane atsirado. Ir va, kaip matote, viskas labai paprasta. Ten nereikia va čia ieškoti šitų pavadinimų, jokių versijų, va, viskas pas jūs čia surašyta, va, prisijungėte, jeigu norite, galite dabar nueiti va į šitą puslapį ir čia pakeisti, jeigu ką norite, sakysime, aš va, options, va, galiu pakeisti Wi-Fi laiką, galiu įvesti naują frazę, galiu atsijungti nuo namų tinklo, galiu update net ir per šitą vat, puslapį daryti. Tai va, ir dabar aš jums greitai dar parodysiu vieną dalyką, jis toks įdomus yra, čia biškai užtruks laiko, tačiau kol jūs tas viską pagreitins. Tai va, žiūrėkit pas mane, nu, jis dabar vėl atsijungia, jis kartais prisijungia, kartais atsijungia, kartais imtuvas tiesiog perkaista ir nebeduoda signalo. Bet va, žiūrėkite, aš paimsiu pultą dabar savo ir aš įjungsiu ne RX Wi-Fi, bet pulto Wi-Fi. Va, mes jį įjungsim. Jisai dabar bando prisijungti prie namų tinklo. Aš paimsiu
Įjungsiu kitą pultą. Aš įjungsiu jo Wi-Fi. Aš dabar čia turiu powerbanką. Su šitą droną šiek tiek čia vietos jau nebedaug liko. Aš prijungsiu šitą droną prie powerbanko. Šitą galim iš principo prijungti su baterija. Aš vėlgi atjungiau video sistuvą, kad jis nekaistų. Nes o to įeis, čia va pamatysit, įeis į Wi-Fi modą. Va, jis jau čia įėjęs, matote, žaliai pulsuoja. Ir aš dar va pajungsiu mūsų naumedą. Jis irgi neužilgo įeis į Wi-Fi modą. Ir žiūrėkite, vat, kas čia pas mane vyksta. Va, šitas imtuvas yra prisijungęs čia. Šito didelio drono imtuvas yra RPDT. Ne, čia yra tarp kitko šito drono RP4TD imtuvas prisijungęs. Va, numedas prisijungia prie mano drono ir va yra GX12 prisijungęs irgi. Ir po kiek laiko, mes pabandysim gal dar perjungti. Dar kartą jungsim. Va, matot, mano visi praktiškai prietaisai prisijungia yra prie mūsų konfiguratoriaus ir dabar žiūrėkit, va, jeigu aš noriu dabar flashinti XR1, man tiesiog reikia spausti, va, jau prisijungia ir GX12, ir naumedas, ir TX16 prisijungęs, ir šitas dronas prisijungęs. Didelis dronas, jo matyti imtuvas perkaitęs, tai nebenori jungtis arba gal biški per tolis nuo manęs. Sakysim, aš noriu dabar flashinti XR1 va šito drono imtuvą. Man tiesiog reikia spausti select. Ir va, man jis atsirado, viskas XR1 įjungtas, aš čia tik versiją pasirenku ir spaudžiu flash. Noriu flashinti TX16, aš spaudžiu select. Va, man jį atrado, iškart, va, nustatymai visi, 355 ir bet kokia kita versija, viskas pas mane čia išsaugota, spaudžiu flash. Noriu flashinti GX12, spaudžiu select, vėl atsirado Radio Master, GX12, pasirenku versiją, spaudžiu flash. Va, noriu dirbti su šitu, čia net nežinau, kuris ir. Tai 16 čia prisijungia, jis atsijungia. Va, matot, praktiškai, va, visi pas mane 6 aparatai jungti, vienas nenori jungti, sakau, jau matytis ten pavargęs, kai proflashinom jį, jis tiesiog jau jėgų nebeturi. Tai va, žiūrėkit, tokie dalykai. Kitas dalykas, jeigu jums tik flash paspaudus, ta prasme nesigauna, kartais būna užstringa, vat, kaip ir šitas mano didelis dronas dabar vat, nenori prisijungti prie Wi-Fi, spauskite tiesiog, va, vėl pasirinkite, ką norite, va, čia RPDT4, va, šitą, sakysim, select, va, versija, pažiūrėkit, kad tik atitiktų, jūsų tasai targetas, ir tada spaudžiate build. Ir ta prasme, šiuo metu, kadangi mes prisijungė prie interneto, konfiguratorius sukūrė programinę įrangą šitos naujos versijos, jūs ją paimat ir va, nusitempėt kur nors į desktopą. Čia galima replace netgi padaryti, ten matyt kažkokia kitokia, tokiu pačiu pavadinimu buvo. Grįžtat atgal. Ir va, galit pasirinkti, va,
paspauskite ta prasme, jo IP adresą, einate čionai, spaudžiate Select Firmware, kur jinai buvo čionai, spaudžiate Open ir jinai jums flashinasi. Tai tiesiog norėjau parodyti, kaip yra patogu dirbti, kai turite daug dronų, daug aparatų ir taip toliau, kad tas konfiguratorius, kai jūs viską prie namų tinklą prisijungite, jūs su visais šitais galite manipuliuoti kaip norite ir jums iš karto tos ir device kategorijas atrinka automatiškai ir patį prietaisą atpažįsta ir taip toliau. Tai sekančiai daly mes dar prasieisime per Lua skriptą visas pozicijas ir ne tik siųstuvo, bet ir imtuvo. Jau perkaita maniškis dronas. Per tos dalykus prasiesim ir dar prasiesim per visus tokius niuansus, kai ten tam tikri siųstuvai ir tam tikri imtuvai, kai kažkas nesigauna, ką reikia daryti, kur reikia pasiskaityti, ką pasižiūrėti, tai tokie kaip troubleshootingas bus. Tai aš manau pakaks šiam kartui.